Jei reikėtų per 30 sekundžių paaiškinti savo darbą močiutei, ką pasakytum? Savo močiutei tai niekaip nepaaiškinčiau. Šiaip manau, kad turbūt sakyčiau, močiut kažką ten su kompais. Koks yra didžiausias mitas apie IT žmonės? Didžiausias mitas yra tai, kad IT žmonės yra intravertai. Manau, kad turime be galo daug pavyzdžių, kai IT žmonės tiesiog netelpa savo kailyje gerąją to prasme. Ir jie labai netgi noriai bendrauja su įvairiais žmonėmis, klientais, savo kolegomis. Jei galėtum duoti vieną patarimą žmogui, kuris nori dirbti IT, koks jis būtų? Siūlyčiau atrasti savyje entuziazmo, suprasti, kaip veikia dalykai. Tai labai padeda tiek ieškoti sprendimo būdų, tiek rasti būdų, kaip užkardyti problemas įvairias. Kokiamis savybėmis kituose labiausiai žaviesi? Kūrybiškumas. Kūrybiškumas rasti būdą iš atrodo beviltiškos situacijos yra visą laiką man keliantis didžiausią įspūdį. Jei jūsų komanda būtų sporto šaka, kokia ji būtų? Į galvą ateina iš karto dvi sporto šakos. Tai pirma, aišku, orientacinis sportas. Antra, tai man labai asocijuojasi su mūsų darbu, tai yra 100 metrų bėgimo estafetė. Tai kai kiekvienas bėgdamas dideliu greičiu turi perduoti lazdelę estafetės kitam ir vienas turi sėkmingai perduoti, o kitas turi jos nepamesti. Planavimas ar spontaniškumas? Labiau mėgstu kituose planavimą, bet pats esu spontaniškas. Never been better.